Reikės skirtingų spalvų nagų lakų, kurių vienas iš jų turi būti plonu teptuku, skirtas dekoravimui. Šį kartą mes rinkomės geltoną ir mėlyną spalvas. Pirmiausia, geltonų nagų laku nulakuokite visus nagus. Palaukite, kol nudžius. Plonų nagų laku pieškite linijas, kaip rodome. Kai šiek tiek nudžius, pieškite skaičius. Pabaigai galite nulakuoti permatomų nagų laku, kad labiau blizgėtų. Brūkšnelius piešdamos horizontaliai galėsite džiaugtis dar vienu nagų lakavimo variantu.